Vargšas ir besotis. Vargingas žmogus girioje kirto medžius. Jam bekertant nusmuko nuo koto kirvis ir nukrito į upę. Vargšas pravirko, ojojoj, mano kirvelis, kas man jį sužvejos. Gaila mano kirvuko. Tuo tarpu pro šalį ėjo senukas. Ko taip dejuoji? Kas nutiko? Mano kirvis įkrito į gelmes ir neįstengiu kito nusipirkti. Labai vargingas esu. Kuo dabar medžius skirsiu ir kaip vaikams duoną pelnysiu? Tylėk, nedėjuok, aš tau jį atnešiu. Ir tik tais į vandenį plept ir jisai įnėrė. Ir ištraukė aukso kirvį. Te, imk, ar tai ne tavo kirvis? Ak ne, tai ne mano kirvis, atsiliepė vargšas. Gerai, vėl senis pūkšti vandenį ir panėrė. Po valandėlės išlindo su sidabro kirviu. Ar tavo kirvis? Ne mano, šaukė vargšas, vos pamatęs. Trečią kartą drumstelėjo senis ir išnešė geležinį kirvį. Tai mano kirvukas, sušuko vargšas nudžiugęs. Dėkui tau, kad savo kirvuką atgavau. Ir tik čiupt kirvelį iš ano rankos ir namo parėjo. Jau buvo bebegas. Visą pranešti savo pačiai. Oi, sušaukė jį senelis, kad tu toks teisingas ir negodus žmogus, dovanoju tau aukso bei sidabro kirvius. Jam namie tik viską išpliotkinus girdėjo vienas godus besotis kaimynas. Tas susigalvojęs brūkšti girią ir kerta medžius. Pokšt ir nukrito kirvis į vandenį. Oi, kirvis, laisvai užtaisytas, tik pamušt nuo koto, pliumpt į vandenį ir nukrito. Oi, ką dabar darysiu? Pradeda jis dejuoti dėl savo kirvuko. Pašvilkšt, senelis jau ir čia. Kas tau atsitiko? Paklausė seniukas. Mano kirvukas pūkšt į gelmes ir įkrito ir paskendo, kas jį man sugraibys. Ogi aš, pasakė senelis. Tik tais pliukšt į vandenį ir parplaukė su geležiniu kirviu. Tai tavo kirvis? Ne mano, atsiliepė besotis. Vėl drumst seniukas į vandenį su sidabro kirviu. Ar tai tavasis? Ne, mano kitoks. Trečią kartą pliukšt į vandenį su aukso kirviu. Tai manasis, sušuko besotis. Taip, tai manasis. Bet jam taip bejėgiškai bemeluojant, senelis supyko ir panėrė su visais 3 kirviais. Ir niekas daugiau nebematė. Ir besotis liko nei be savo kirvio, ir be auksinio kirvio, ir be sidabrinio kirvio.